Kas šiandien darosi su politikais? Pažvelkite į šių dienų politikus įvairiausiose pasaulio šalyse. Ar nesusidaro įspūdis, kad kone visi jie apsėsti, ar bent jau neadekvatus? Iš jų nesklinda šiluma, jie neturi atjautos, jie praradę proto, jausmo, veiksmo nepriklausomybę. Jie panašus į kalbančias lėles ar robotus. Kas temdo šios politikus, jei juose nelikę jokio žmoniškumo? Daugelį jų išties užvaldė destruktyvūs ateiviai ir tamsios esybės. Šių esybių šaltis atsispindi ir daugelio aukščiausių politikų akise. Šiandien tai galite matyti labai aiškiai. Jų braižas – apgaulė ir melas. Jei manote, kad toks aukščiausių valdžios ešelonų užvaldymas nepalieka paprastiems žmonėms jokių šansų padoriam gyvenimui, tai jūs klystate. Atvirkščiai, tai puikus šansas prabusti. Vis daugiau žmonių jaučia, kad kažkas ne taip su politikais, žiniasklaidos atstovais, visuomeninės nuomonės formuotojais. Gal pastebėjote, kad būtybės siekiančios įtvirtinti naują globalistinę pasaulio tvarką, totalią vergystę, dabar visiškai nesistengia apsimetinėti. Taip yra todėl, kad laikas, skirtas jų planų realizavimui, baigėsi, kad vis daugiau žmonių prabunda, todėl šios tamsos jėgos pereina į atvirą puolimą, bet daro tai negrabiai ir neprotingai. Jie žengia antrąjį žingsnį, dar nežengia pirmojo, trečiąjį prieš ketvirtąjį ir taip toliau. To tiesiog negalima nematyti. Ir tai akivaizdus ženklas prabusti net ir tiems, kurie šiuo metu giliai miega, o kad pabustų visa žmonija, reikalinga tam tikra kritinė prabudusių žmonių masė. Daugelis žmonių dabar apimti baimės, kad tik neprasidėtų atominis karas. Grėsmingas atominio karo scenarijus kybojo virš žmonijos galvos ištisus dešimtmečius, bet jis taip ir neišsipildė. Neišsipildė todėl, kad kiekvieną kartą įsikišdavo šviesos jėgos ir užkirsdavo kelią visiems mėginimams įžiebti atominį karą. Raudonasis mygtukas buvo neutralizuotas jau daugelį kartų. Žmonija bunda pagal dieviškąjį planą ir niekas negali to sustabdyti. Šviesos jėgoms leista veikti kai kuriuose scenarijuose, nes Žemės planetos sunaikinimas nėra dieviškojo plano dalis. Tai, ką matome dabar, yra finaliniai mūšiai, negailestingi mūšiai. Turėkime galvoje, kad tamsioms būtybėms kilusi reali grėsmė būti išvytiems iš Žemės. O kaip su tamsiųjų pastangomis pavergti žmoniją dirbtinio proto pagalba? Šios pastangos taip pat pasmerktos žlugti, kaip ir visos kitos panašaus pobūdžio pastangos. Pasaulyje, kurį mes turime sukurti, individuali laisvė ir taika tarp visų žmonių yra kertiniai harmoningo gyvenimo principai. Svarbu žinoti, kad tamsios būtybės gali taip smarkiai suniokoti žmogų, kad po tam tikro momento jis pradeda elgtis kaip automatas, aklai vykdantis komandas. Tada ima vyrauti visiška savivalė. Būtent kažkas panašaus darosi ir dabartinėme pasaulyje. Normaliomis sąlygomis žmonės negalėtų elgtis taip nežmoniškai. Vienaip ar kitaip stenkitės matyti pirmiausia tai, kas gera. Galinga pabudimo banga dabar ritasi per visą pasaulį. Žemėje niekada nebuvo tiek daug pabudusių žmonių ir pabudusių per tokį trumpą laikotarpį. Net ir nepabudę žmonės mato, kad pasaulyje dedasi kažkokie neaiškus, tamsus dalykai ir tas pamatymas išeina į naudą. Toks pamatymas – pirmoji pabudimo stadija. Visos kitos stadijos ateina neišvengiamai, viena po kitos.
Vėliausiai ateina dvasinio pabudimo stadija. Bet pirmas žingsnis pabudimo kelyje visada būna matricos, mūsų valdančios sistemos atradimas ir demaskavimas. Kaip tik tai šiandien ir vyksta visame pasaulyje. Ir šie sistemos atskleidimo, apnuoginimo mastai tiesiog milžiniški.